Labadiena, brangus mūsų laisvai ir kritiškai mūsų laidos žiūrovė. Susitinkame su jumis po mažos pertraukos, po vasaros. Ir pirma mūsų šių naujų mokslo metų laida būtų vėlgi apie Marijos Pevčik dokumentinį filmą, tik jau nebe tą, kurį mes aptarėme anksčiau, tai yra filmas Predatelė išdavikai 3 serijų. Dabar šiandien mes kalbėsime apie kitą jos kūrinį, neva dokumentinį, bent jau jisai taip pateikiamas Marijos Pevčik nuo FBK, tai yra fondo, Navalno fondo kovai prieš korupciją. Ir kadangi šis filmas sukėlė didelį skandalą, ažiotažą, nes jis be galo kontroversiškas, yra labai rimti kaltinimai, ypač Nevdzelinui, kuris remia Ukrainą, yra kaltinamas konkrečiai tame filme dėl užsakomojo smurto prieš Navalno komandos narį Volkovą, įvykdyta Vilniuje ir dar kitus asmenis. Tai mes šiandien su profesorium Gintautu Mažeikiu norime aptarti susidariusią situaciją, dėl to, kad čia ne vien tik tais ar legitimuotai ir nelegitimuotai tie kaltinimai padaryti. Visų pirma, mūsų rūpestis šios dienos laidoje yra Rusijos opozicijos už Rusijos ribų likimas, nes dabar Rusijos opozicija labai stipriai susiskaldė. Tai apie šią problemą mes bandysime susitelkti šioje laidoje. Taigi žodis jums, profesoriau. Iš ties reikia pastebėti, kad šis kaltinimas prieš Leonidą Nevzliną, tai reikia priminti, kas tas Nevzlinas. Nevzlinas kartu su Michailu Chodorkovskiu ilgą laiką kūrė ir vadovavo milžiniškai Jukos kompanijai, naftos gavybos kompanijai, kuri kažkada valdė ir Lietuvoje Mažeikių naftą. Ir tai pirmas dalykas. Ir antras, po to, kai Rosneft vadovaujame Sečino ir žinoma su Putino pagalba atėmė visus turtus iš Chodorkovskio ir Nevzlino. Chodorkovskį prisiminkime, kad pasodino ilgam laikui kalėjimą, atsėdėjo beveik 11 metų. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, Nevzlinas organizavo, dar trečias pas juos yra asmuo, toks Pičiuginas, kurio dabar čia neaptarinėsime, tai jis pasodintas iki gyvos galvos ir vis dar sėdi ir Nevzlinas jo nesugebėjo ištraukti. Nors Marija Pevčik sako, kad jis tenais, žodžiu, ir tą gali įkišti ir ištraukti iš kalėjimo ir kone prisidėjo prie Navalno nužudymo, netgi metamas toks kaltinimas Leonidui Nevzlinui. Tai čia yra tokie, sakyčiau, niuansai, bet prisiminkime, kad tarptautiniuose teismuose pralaimėjo Rusija, Sečinas ir žinoma Rusijos įvairios atstovai Nevzlinui ir Jukos advokatams. Ir Nevzlinas Jukos advokatais prisiteisė beveik 70 000 dolerių. Atsiprašau, milijardų. Jo, čia man, žodžiu, tokie skaičiai, kurių aš nelabai suprantu, kas tie milijardai yra. 70 milijardų prisiteisė, astronominius pinigus. Ir kadangi Rusija nemoka, tai jie prisiteisė dar ir milžiniškus dienpinigus, tai iš viso ten yra absoliutus kosmosas pinigų, visą Rusiją reikės atiduoti Nevzlinui, kad išsimokėtų. Tai akivaizdu, kad ir Nevzlinas yra nuteistas Rusijos teismuose už akių kalėjimui iki gyvos galvos ir tai jau buvo visą tai senai. Tai čia yra tam tikri niuansai, kuriuos reikia turėti omeny, nes Rusijos saugumui, FSB, Putinui ir Sečinui nėra pasaulyje brangesnės galvos ir už ką jie norėtų daugiau sumokėti nei už Nevzliną. Netgi tai yra jam asmeninis kerštas svarbesnis, sakyčiau, nei Chodorkovskis, nors Chodorkovskis galbūt 2., 3. vietoje būtų šitoje vietoje.
Tai atitinkamai žinoma, kad buvo pasakyta FSB, kad jie sektų ir darytų ir siūstų visokius agentus, viliotų, apgaudinėtų, įsiterptų ir kažkaip tai tenais dalyvautų. Ir tą garantuotai daro Rusijos saugumas pastaruosius turbūt kokius porą dešimtmečių. Ir aišku, kad kažkuriems iš tų Rusijos saugumo agentų pavyko prasibrauti arčiau Nevzlino, atitinkamai Khodorkovskio, nors tai jie yra draugai, bet jie gyvena ne ten pat ir Khodorkovskis nebeužsiema Jukos reikalais. Jukos reikalais užsiema vien tik tai Nevzlinas. Tai čia reikia turėti tokį dalyką omenyje. Ir FSB tikrai turėjo tokį įsakymą sugalvoti, kaip moraliai, o gal jeigu įmanoma ir fiziškai, bet pirmiausia moraliai, tai žymiai svarbiau, sunaikinti Nevzliną. Na ir štai buvo sukurtas veikiausiai labai didelis projektas. Ir tikėtina, kad Nevzlinas irgi nėra šventas balandėlis, ir kuris reikia įsivaizduoti, kad tai iš tikrųjų 90-ųjų metų žmogus, visa ta privatizacija ir viskas čia be abejonės. Visi tie dalykai dėjosi. Antras dalykas, jis sprendžia labai sudėtingus finansinius klausimus ties, kur žinoma ir apsauga, ir gyvybė, ir visokiausios problemos, ir jis visą laiką kovoja su FSB agentais. Ir štai čia kažkokioje vietoje, kurios mes nesuprantame, kokioje vietoje susidūrė Navalno sukurta, pavadinkime, organizacija FBK, kurią jau jūs išvertėte, minėjot, kaip kovos su korupcija fondas, kuris yra sukūręs visai be antiputiniškų filmų taip pat, dar vadovaujant Navalnui. Ir štai šitoje vietoje kažkokiu mums nesuprantama, dėl nesuprantamų aiškių motyvų perbėgo juoda katė šitame kelyje, ir kur galima įvairiausių konspiracijų prisigalvoti, kas atsitiko tarp Nevzlino ir FBK. Ir žinoma, abi pusės prisigalvoja visokiausių dalykų, o mes neturime jokios galimybės patikrinti. Ir tada atsiranda du tokie veikėjai, kurie neslėpiamai bendradarbiauja su Rusijos FSB. Jie tiesiog net neslėpia per daug, kad jie yra su jais susiję. Tai tokie abu teisti, abu sukčiai, abu, žodžiu, tokios pilkos, juodos, banditiškos asmenybės įtrauktos į FSB aplinką. Tai Andrei Matus ir kitas Anatolijus Blinovas. Ir šitie du veikėjai, neaišku, kokiu būdu susitarė ar nesusitarė, padaro tokią machinaciją, pavadinkime, didžiulę machinaciją, kada suvilioja ir apgauna. Ir dabar ką jie apgauna? Ir pretenzija yra tokia, kad jie suvilioja ir pasmerkia moraliniam žlugimui patį Leonidą Nevzliną. Antras, jie suvilioja, žinoma, FBK, tai yra kovos su korupcija fondą, su Marija Pipčich vadovaujančia, kurie irgi suinteresuoti buvo, todėl kad jų žmogus Leonidas Volkovas Vilniuje buvo plaktuku stipriai sumuštas. Ir, žodžiu, prasideda abipusių kaltinimų istorija, pateikiant labai rimtus kaltinimus Nevzlinui. Ir tie kaltinimus dar Marija Pipčich tiesiogiai nukreipė ir prieš Mikhailą Khodorkovskį. Ir visą tai aišku, kad turėtų baigtis tokių dalykų, ką pavadino Rusijos opozicija, tai bombos ar net atominės bombos susprogdinimas opozicijos tarpe, todėl kad visa opozicija skilo į 2-3 frontus ir jie visi pradėjo vienas kitą nekęsti. Vienas kitą pradėjo skųsti. Pakeliui, tai tie patys veikėjai Andrejus Matus veikiausiai dar susijęs su Anatoliju Blinovu,
perdavė visą šitą medžiagą, labiau originalą. Reikia pastebėti, kad FBK Marija Pevčik negavo jokių originalų, tai yra kopijos. Tomai, jūs esate čia specialistas kopijų rašantis, tai noriu pastebėti, kad čia kopijos nei vienas teismas nepriims tokio įrodymo. Tai yra toks įrodymas, kuris kažką mums sufleruoja, galbūt pasakoja tiesą, bet kopija tai yra gauta iš Rusijos saugumo rankų, reikia įsivaizduoti, kad tai mėšlas gali būti taip pat. Bet noriu pastebėti vis dėlto, kad tikruosius originalus, veikiausiai originalai yra perduoti Rusijos FSB, bet taip pat tikėtina, kad kažkokia medžiaga dar gausesnė buvo perduota Rusijos propagandiniai televizijai RT, Rusijos televizija, kuri padarė 3 didžiulės laidas, daugiau negu Marija Pevčik, ir jau parodė Rusijai su dar geriau išdėstyta medžiaga. Ta prasme, kad reikia pastebėti, kad jeigu jau lenktyniauja, kas geriau sukuria legendą, TRT daug geriau padarė tai nei Marija Pevčik. Bet to Marija Pevčik antra pasirodo, o ne pirma šitoje istorijoje. Todėl atitinkamai visiems atrodo, kad FBK bendradarbiavo su Rusijos saugumu, kad Marija Pevčik yra suvedžiota Rusijos saugumo. Ir štai mes matome dabar 2 pozicijas. Viena pozicija tai yra, kad Nevzlinas iš tikrųjų organizavo visą aibę, ne tik prieš Volkovą, nusikalstamų veiksmų, žalojant, persekiojant dėl įvairių aplinkybių įvairius opozicionierius. Ir apie tai surinkta labai daug medžiagos, kad tai labai purvina, mafijinė, banditiška asmenybė, prieš kurį ten yra visa byla. Ir kitas dalykas, lygiai tokią patį istoriją mes galime papasakoti apie FBK, beje esančią taip pat ir Vilniuje, kuri yra galbūt susijusi su saugumu. Ir tokiu būdu mes matome košmarą. Vienoje vietoje yra oligarchų banditų gaujos, Rusijos opozicija, kitoje vietoje susitepusios bendradarbiavimo su Rusijos saugumu irgi grupuotės. Ar yra tada klausimas, su kuo galima bendradarbiauti? Ir pabaigai tokio įvado reikia pastebėti, kur čia Lietuva ir Lenkija įkliuvo. Reikalas tas, kad opozicija negali išsiaiškinti, kas čia bus teisus. Jiems būtinai reikia teismo sprendimo. Ir tas teismo sprendimas turės būti padarytas arba Lietuvoje, ko Nevzlinas norėtų, arba FBK labiau norėtų, kad tai būtų Lenkijoje. Negaliu pasakyti, kodėl. Bet Lietuva ir Lenkija šitoje vietoje įkliuvo prokuratūros, todėl kad pati didžiausia byla, kurioje dalyvauja Rusijos saugumas ir visos šnipų intrigos, kas tik yra mano, atkeliauja į vargšą Lietuvos teismą, į kurį bus nukreiptos visos pasaulio akys ir kiekvienas slydimas šitoje vietoje padarys Lietuvai pasaulinę gėdą, jeigu bus neteisingai padaryta. Kita vertus dabar yra šansas Lietuvos teisėsaugai sublizgėti ir parodyti savo profesionalumą tarptautinėme lygmenyje. Klausimas, iki kokio laipsnio mūsų teisėsauga yra tam pasirengusi, nes po naujų Seimo rinkimų ateis juk įvairios srovės, nes ir taikos partija Uspaskicho ateina, tikriausiai su savo nuomonė šitoje byloje bus. Kitaip tariant, atsiras jėgų, kurios norės įtakoti tą procesą, nes konsultuosis su Maskva. Ir šia prasme mes atsirandame ne vien tik geopolitinėme mūšio lauke, bet geopolitinėme informacinėme mūšio lauke. Bet dabar aš norėčiau atkreipti dėmesį, nežinau, kiek mūsų žiūrovas yra susipažinę su pačia eiga dokumentų sufabrikuotų ar nesufabrikuotų, ar dalinai sufabrikuotų perdavimu Marijai Pevčik ir Volkovui, bendrai tai jų komandai, Navalno fondo kovai prieš korupciją, tik
kur čia kova prieš korupciją, čia labiau panašu į kriminalinės bylos užsiėmimus tyrė. Vien žodžiu, jinai pati prisipažįsta, kad susisiekė su ją iš pradžių Matusas, šiaip jo pavardė ar Nerešalka, dirbantis FSB, ir tai yra saugumo tarnybai Liubenkoje, ir jis pasiūlė susitikti Juodkalnijoje. Štai čia iš karto raudona lemputė, juk net bankai mus įspėja, kas imasi iniciatyvos. Ar jūs imatės pirmas iniciatyvos prisijungti prie banko su savo duomenimis, ar jums siūlo prisijungti? Tai jau čia toks elementorius, turint reikalų su sukčiavimu. Ir štai dabar profesionalus Navalno komandos žmonės sutinka ne tik, kad prisijungti, bet dar ir atskristi į Juodkalniją, susitikti su šito saugumo tarnybos darbuotoju. Iš karto dar viena raudona lemputė, daugybė klaustukų, juk Juodkalnija turi sutartį su Rusija perduoti žmonės, kurie yra Rusijos tarnybų paieškomi. Kaip jie taip galėjo sutikti? Toliau, jeigu Matusas perduoda informaciją jau Marijai Pievčik ir Volkovai, tokio lygio informaciją, ir jeigu jis tai daro nuoširdžiai, jis turėtų tai daryti ne Juodkalnijoje, ES šalyje ar Amerikoje, ir išsyk kreipiantis į prokuratūrą, išsyk prašant politinio prieglobsčio, jeigu tai yra moralinis žmogaus noras pasikeisti, tapti politiniu konvertitu. Tai nes iškyla motyvas Matuso, reiškia to darbuotojo motyvas, kodėl jis tai daro. Ir štai motyvas išaiškėja, kad tai yra tiesiog masalo pateikimas. Ir kaip Marija Pievčik su savo komanda negeba pamatyti tokio elementaraus masalo. Tiesiog mane iki tokio laipsnio stebina šitas naivumas, kad net būčiau linkęs manyti, kad visa tai yra iš anksto susitarta ir kad vis dėlto tai yra bendras projektas. Toks įtarimas šmėkščiai. Noriu Tomai pasakyti, kad šitas įtarimas yra įvardytas daugelio tų, kurie nemėgsta šito Navalno grupės. Ir jie yra įtarinėjami, kaip ir įvairūs yra priešingi įtarinėjimai. Tai čia šitoje vietoje mes niekur nenaisime su minėtais įtarinėjimais. Faktas yra faktas, beveik neslepiantis saugumietis Rusijos, bet kartu sukčius, apgavikas, visoks banditas, koks tik įmanoma. Matusas Černogorijoje susitinka ten, kur knibžda rusų saugumiečių. Juodkalnijoje. Juodkalnijoje. Mes pripratom rusiškai Černogorijoje. Kur knibžda Juodkalnijoje Rusijos saugumiečių, jie nuvažiuoja ir susitinka kavinėje, kur Matusas tikrai žino, kad įrašinėjamas ir jis specialiai nori, kad jį įrašytų balsą, todėl kad nebus įmanoma po to identifikuoti, tai tiesa ar netiesa, čia vėl ir mes matome kopijos kopiją. Ir su teisininkais, aš jau klausiausi daug teisininkų interpretacijų, Lietuvos ir Lenkijos teismam bus labai didelė problema, jeigu jie negaus minėtų telefonų pačių. Tikėtina, kad iš Nevzlino niekas nieko negaus. Jeigu Nevzlinas turėjo kažką, jis senai bus viską sunaikinęs ir ištrinęs. Bet ir vėl, o gal ką nors bandė išsaugoti, čia vėl sunku pasakyti, kokia Nevzlino gynybos bus taktika. Bet niuansas yra tas, kad tam, kad teismai ką nors įrodytų, reikia bent, kaip visada sakoma, bent vieno 100% įrodymo. Bent vieno. Tas 100% įrodymas Lietuvos atveju turėtų kaip atrodyti. Lietuvoje užpuolamas Volkovas, Lietuva nustato, kad tai Lenkų tokie samdyti chuliganai, mušykos, banditėliai.
Lenkijoje jie sulaikomi, Lenkai jų saugumas sulaiko tuos savo banditus. Tie iš karto labai greitai prisipažįsta, kad juos samdė toks veikėjas iš Rygos Belousovas. Belousovo fotografija yra sudaroma ir jis įvedamas į paieškos sistemą. Ir tada, žodžiu, neaišku, kur jisai blaškosi, tas Belousovas, bus pagautas, nebus pagautas, sunku pasakyti. Tai čia yra labai ilga istorija, bet yra viena smulki detalė. Žodžiu šitaip, tame kaltinime, kurie adresuoja Navalno grupė, dabar jau reikėtų sakyti Marijos Pievčik grupė, kurie adresuoja Nevzlinui, ten skamba toks idiotiškas visai sakinys, kad Nevzlina susitarė su Rusijos saugumu, kas apskritai neįmanoma, kad Leonidą Volkovą išveš į Rusiją ir jį ten pasodins. Per Rygos ir per Rygoje įsodins į katerį ir ten kirs sieną, netgi Estijos sieną, Suomijos, ir tokiu būdu nuplauks į Sankt Peterburgą ir priduos Volkovą tenais teismui. Keistumą štai kur čia aš matau. Jeigu taip jau Volkovą reikėjo jiems pagauti, tai kodėl nepasiėmė Juodkalnijoje? Taigi buvo Juodkalnyje atvažiavęs tas jų trokštamas Volkovas. Kas čia per nesąmonė? Įsisodinai į lėktuvą ir išskreidinai, į Rusiją nebūtų jokios problemos, nei kažkokių Rygų, nei kažkokių kvailų laivų, nei kažkokių muštynių. Visą tai galima buvo padaryti per 2 valandas, jis jau būtų kur nors Rusijos teritoriją išvežtas. Niekas jo nesuima ten Volkovo. Taip, aš dėl to ir pabrėžiau dėl to, kad Juodkalnyje turi sutartį su Rusija išduoti jiems reikiamus asmenis. Bet noriu pastebėti, kad filme Marijos Pievčik ten tas išvežimas Volkovo, primušimas ir išvežimas į Rusiją 10 kartų pabrėžiamas, kas skamba absoliučiai absurdiška. Visiškas absurdas, kažkokia nesąmonė. Ir dar vienas dalykas, dar vienas kaltinimas, kurį jį meta, kad neva Nevzlinas papirkinėjo Rusijos tardytoją, kad jis perkeltų Navalną į blogesnės sąlygas, kur galiausiai ir buvo nukankintas arba nužudytas. Tai ir vėl šitoje vietoje nėra nei jokių įrodymų, tai skamba absoliučiai absurdiškai. Absoliučiai absurdiškai jau vien tai, kad reikia atminti, kokie yra teisiniai, komerciniai Nevzlino ir Putino režimo santykiai. Tai yra absoliučiai mirtini priešai, kad tai yra neįmanoma. Kita vertus, aš neįsivaizduoju, kaip Nevzlinas apsigins. Todėl, kad kaltinimai, kurie prieš jis pateikti, yra nepaprastai sunkus, nes yra neva jo telefono fotografijos, neva jo susirašinėjimo duomenys, neva jo balsas, neva ten daugybė detalių, kažkokių šalutinių įrodymų, kad jis keikėsi, nekentė, nemylėjo ir dar ką nors. Maža kas kaučia nemyli ir nekenčia šitam pasauliu. Bet visa tai yra sugriauta ir tai vadinama purvina bomba. Bet vienas dalykas, kas rėžia akį mums bekalbant, mes iš karto jaučiame, kad tai yra prastai parašytas scenarijus. Nes po filmo, kuomet Marija Pievčik sutiko duoti aibę skirtingų interviu apie šį savo filmą, viename iš jų jai buvo užduotas klausimas, tai vis dėlto, kodėl iš Vilniaus sumuštas Volkovas nebuvo nuvežtas į Rygą, kodėl vis dėlto Rygoje jis ten į kažkokį kateriuką nebuvo įmestas. Aš atkreipiau dėmesį jos kūno kalbą, nes šiaip jos kūno kalba yra nepaprastai pasitikinčio savimi žmogumi. Bet tuo metu, kai reikėjo atsakyti šį klausimą, ji nuleido akis ir padarė pauzę ir po to pasakė,
ну, это потому, что кто-то кого-то кинул, кто-то кому не заплатил, вот и не приехали. Kažkas kažką pavedė, tai čia nėra profesionalaus tyrimo kalba. Jo, tik reikia į lietuvių kalbą išversti ir paaiškinti, kodėl apskritai visą tai išlindo pagal Mariją Pievčik. Aš nesutinku ir iškart sakau, aš nemanau, kad Marija Pievčik yra teisi ir nemeluoja. Bet jos versija yra tokia, kad neva Nevzlinas užsakė primušti, ten sudaužyti, pridirbti visokių negerų dalykų ir už tai pažadėjo 250 000 ne tai eurų, ne tai dolerių. Ir, žodžiu, ir kadangi primušo per mažai Leonidą Volkovą, tai jis atsisakė mokėti mušeikom pinigus ir tam Belousovui. Taip, neva yra įrašyta, kad Nevzlinas skundžiasi, kad per mažai primuštas. Neva tai yra įrašas. Bet tą įrašą patys įsirašė neva po stalu Juodkalnijos oro uosto kavinėje. Jo, tai čia viskas aišku, tą neva mes pridedame tik tai todėl, kad niekur nieko yra neįrodyta. Bet visas niuansas yra toks klausimas, matyt, bus Lietuvos ir Lenkijos prokuratūroms, o šitą bylą galite, jie patys sako, Navalno komanda, jeigu viskas bus gerai, per 2 mėnesius byla baigsis. Aš įsivaizduoju, ir per 5 metus čia nesibaigs ta byla. Bet žinoma, kad bus advokatai, reikia įsivaizduoti Nevzlino, tie advokatai, kurie teisėsi su Rusija, tai yra patys geriausi pasaulio advokatai. Ir Lietuvoje, žodžiu, jie nori abi pusės, kad būtų prisiekusių teismas. Aš neatsimenu, kada Lietuvoje, kad kas nors organizavo prisiekusių teismą paskutinį metu, tai kadangi tai atidėta iš šono, bet iš principo, kodėl negalima susitarti, arba Lenkijoje prašoma prisiekusių teismo. Ir čia bus labai ilga byla. Ir kol kas jinai atrodo tik tai pagal 2 skundus. Pirmas, kad Leonidas Nevzlinas tikrai buvo sumuštas plaktuku. Leonidas Volkovas. Volkovas. Leonidas Volkovas, jo, Navalno komandos narys buvo Vilniuje sumuštas plaktuku prie savo namų. Tai čia yra faktas, jis nepaneigiamas. Tai antras, sunkiai primuštas, bet to. Antras dalykas, tai dėl to užvesta byla ir dėl to yra pagauti vykdytojai ir vykdytojai banditėliai iš Lenkijos yra nurodę tiesioginį užsakovą. Tiesioginis užsakojimas yra ne Nevzlinas, o būtent tas minėtas Blinovas, Anatolijus Blinovas. Tai čia byla viena yra ir ji visiškai yra aiški. Tam, kad būtų įrodyta, kad Nevzlinas kur nors slepiasi, Blinovas turi būti pagautas ir padaryti, žodžiu, šituos savo liudimus, nes kitaip šitoje vietoje niekas neveikia. Antra byla yra iškelta būtent Nevzlino prašymu Vilniuje dėl šmeižto minėto prieš Navalną. Aš negirdėjau, kad būtų iškelta trečia kokia nors byla. Jie visi šneka, kad teisimėms, bet apie jokį kitą skundą aš nesu girdėjęs, jokios nuorodos. Ir nežinau. Tai dabar yra tik tai 2 ir tai, ką aš dabar sakau, mes tai žinome tik tai iš pačios Rusijos opozicijos spaudos, kuri, kaip mes matom, gali ir meluoti. Todėl, klausimas nebejotinai, kad yra sudėtingas ir į šį klausimą, jo sprendimą, aš net nebejoju, bus iškelt, privalės ir gaus dalyvauti net Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Čia ant tiek rimtai yra. Ir jei aš neklystu, Nevzlinas ne vienas pasirašė kreipimąsi į Lietuvos prokuratūrą, bet kartu su Izraelio saugumo tarnybos kažkokiu tai asmeniu,
kad ten, kuris turi labai patikimo pareigūno vardą. Nevzelinas taip pat yra žinomas kaip Ukrainos draugas, daug siuntęs humanitarinės pagalbos Ukrainai. Ir čia dar viena galbūt priežastis Rusijos saugumo tarnybos diskredituoti šitą žmogų. Kaip Šeitelmenas savo YouTube laidoje yra pasakęs, ką Ukrainai Nevzelinas yra padaręs, mes visi žinom. O ką yra Ukrainai gero padariusi Navalno fondo kovai prieš korupciją, ukrainiečiai nežino. Na ir norėčiau grįžti prie pagrindinės problematikos mūsų šios laidos, ką aš užsiminiau įvadinėme žodėje šiandien, tai kad nėra su šiuo antruoju dokumentiniu filmu, su šiais kaltinimais, teisingi ir neteisingi bus matyti, bet nieko nėra sukuriama kažkokio politinio gėrio. Šitame informacinėme kare mes turime karą fronto linijose, bet mes turime, kaip matome, rimtą karą informacinėme lauke. Ir jeigu Pevčik nori kažką tai sukurti ir kažką tai duoti Ukrainai, rytų Europai, kovoje prieš Rusiją, jeigu nori tikrai nuoširdžiai kurti demokratinę su žmogaus teisėmis Rusiją ateityje, tai jinai nesukūrė jokio čia gėrio, jokios naudos nėra. Tomai, tik tai šitoje vietoje jau pakankama buvo pasakyti apie Mariją Pevčichijos grupę, jie niekada nenorėjo sukurti kokią nors gėrio Ukrainai. Šitame kare jie atvirai pasisako, kad jie nepalaiko Ukrainos, jie nepalaiko Rusijos, bet nepalaiko Ukrainos. Ir jie mano ir toliau, kad Krymas galėtų būti Rusijos. Tai todėl čia nėra net ką diskutuoti. Apie tai jie turi savo poziciją, bet demokratinėje visuomenėje, net ir Lietuvoje, kur jie dažnai būna, nebūtina turėti tokią pat nuomonę kaip kiti. Ta prasme, jie turi čia savo nuomonę, savo požiūrį. Jie mano, kad oficialiai, aš sakau, ką kalba jie oficialiai. Oficialiai Putinas yra nusikaltėlis, Putinas yra agresijus, karas neteisingas, tačiau Rusija negali sugriūti ir yra dideli klausimai dėl Krymo. Tai čia yra toks pokalbis minėto kovos su korupcijų fondo. Jie nebendradarbiavo su Khodorkovskiu, niekada nebendradarbiauja. Ir jie nebendradarbiavo su visa aibė kitos opozicijos, bet patys norėtų būti opozicijos lyderiai, absoliutus opozicijos lyderiai. Pastaruoju metu jie pamatė, kad lyderių tampa vis dėlto Michailo Khodorkovskio fondas. Ir Michailo Khodorkovskio fondas šiuo metu bendradarbiavo su Europos taryba, nepaininkime su Europos Sąjungos taryba, čia yra kita organizacija. Ir šitoje Europos taryboje jie turi, dabar gavo tokius stebėtojo teisės, kas iš principo reiškia labai daug, nes jie gali išsakyti visada savo nuomonę Rusijos klausimais. Jie gali pasakyti daugiau tos nuomonės nei Kremlius, kuris visą laiką yra išmetamas iš tos Europos tarybos. Taigi, šitoje vietoje smūgis žinoma yra grandiozinis Khodorkovskio visos grupės moraliniam veidui, tai yra politinis didžiulis smūgis ir jo tikslas yra visiškai aiškus. Bet Lietuvoje ir Lenkijoje turės būti sprendžiamos ne politiniai klausimai, kuriuos mes dabar svarstome, o jie bus sprendžiami juridiniai klausimai, kurie, žinoma, turi savo grandiozinę politinę potekstę. Ir kaip jau pats minėjai, čionais bus neišvengiamai bus įtraukti ir prezidentas, ir mūsų premjeras, ir visa mūsų teisėsauga. Reikės išlaikyti šitą egzaminą. Laimiai. Ir kaip aš suprantu, kad jau ir Lenkai tą patį patarė, kad reikės kooperuotis čia Lenkams, Lietuviams, veikiausiai galbūt Latviams, nes pas juos yra šitas veikėjas neaiškus Blinovas besisukinėjęs. Ir trečia grupė, kuri svarbiausia,
nieko bus neįmanoma padaryti, jeigu Izraelis nesutiks bendradarbiauti. O Izraelis nėra Europos Sąjunga ir turi savo labai specifinius įstatymus. Ir čia yra labai daug problemų. Dar daugiau, tam, kad gautum įrodymus, reikia bendradarbiauti su Rusijos saugumu, kurie turi tuos telefonus. Neva turi telefonus. Originalus. Įrašus. Ne pačius telefonus. Ne. Matusas sakė, kad jis pasiėmė telefoną iš, Blinovas kalbėjo telefonu su Nevzlinu, neva kalbėjo. Ir Matusas, Andrėjus Matusas, nuvažiavęs kažkokiu būdu atėmė, nupirko, prigazdino, bet gavo šitą telefoną. Originalą. Ir tą originalą telefoną neva jis turi ir veikiausiai jį išvežė per kokią nors vėlgi čia Juodkalniją arba kaip dar veikiau Serbiją, išvežė į Rusiją. Galbūt taip yra. Iš viso net neaišku, ar tas telefonas egzistuoja. Taip, nes čia daug kas yra parašytos scenarijaus dalykai ir mane nustebino tai, kad nėra tokių gerbtinų analitikų kaip Christo Grozdevo atsižvelgiama į tai, kad dirbtinis intelektas, naujos jo galimybės gali sukompiliuoti faktus su parašytos scenarijaus tam tikrom idėjom ir padaryti tam tikras pagal tai, ką liepsi tu tam dirbtiniam intelektui padaryti, tam tikras gramatinės, korektūros klaidas, stilių kopijuoti Nevzlino ir taip sukompiliuoti, kad atrodytų kaip autentiškas kalbėjimo, rašymo būdas. Grozdevas sako, kad jis tikrino iš laiškų, iš jo susirašinėjimų įvairiuose čatuose, kad tikrino su šia byla, su šiais kaltinimais nesusijusius faktus, nesusijusius susirašinėjimus, kad patikrinti, kiek tai yra tiesa. Ir jis rado iš tikrųjų, kad kuomet susirašinėjimas su kažkuo tai planuojama Madride pavakarieniauti, kad iš tiesų jis tuo metu ir buvo Madride. Bet tokie patikrinimai vėlgi neatmeta jokios galimybės, kalbant mums kaip mokslininkams, kaip tiems, kurie šį bei tą išmano apie metodologiją, tai jokiais būdais neįrodo, kad ir tai negali būti sukompiliuota. Tai, kad mes žinom šitą technologiją, grožinės literatūros, vaizduotės, maišymas su dokumentikos realiais faktais. Mes kažkada laidą darėme apie Dogų Bankovą, kuris toks kaip po toks buvo gimęs, bet po to dingsta visi pėdsakai ir to žmogaus vardu sukuriamas įvairiausios istorijos, nors tas žmogus nei dalyvavo, nei ką, bet kadangi tokie ir tokie faktai buvo, taip galėjo būti. Ir man atrodo, pagal šį principą Liubiankoje buvo parašytas, kaip ten sako, 6 skyriuje, buvo parašytas scenarijus ir į tą scenarijų integruoti tam tikri faktai, o jų santykis tarpusavyje gali būti Rusijos saugumo tarnybų vaizduotės vaisius. Jo, aš čia sutinku su tuo, nes reikia priminti mūsų žiūrovom, kad bet kokiam vadovėlį apie propagandą jūs rasite įvardytas 3 propagandos rūšis. Balta tai kada propagandos tikslais ir įtikinėjimo tikslais naudojamasi tik tiesa. Šiuo atveju, pavyzdžiui, Rusijos saugumas galėtų naudotis jiems naudingais faktais, kurie yra nepaneigiami. Ir jie tai turėtų išpūsti. Antras dalykas, būdas yra tai vadinamoji pilkoji propaganda, kada, kaip jau pats čia minėjai, supainiojami tikri faktai su priedais ir tada, pavyzdžiui, įdedamas tikras laiškas 100% ir prirašomi 2-3 sakiniai papildomi, kurie viską apverčia aukštyn kojom. Arba ir trečias dalykas juodoji propaganda, kur vien tik tai melas. Tai čia tos juodosios propagandos žymių mes matome labai mažai.
todėl kad jas lengva paneigti, tokie kaip Hristo Grozdevas, insideriai, visi tuoj pat aptiktų, kad čia yra melas, nes viskas yra tikrinama. Kitas dalykas, ką jie tikrina, ieško detalių ir kadangi priešinga pusė žino, kad ieškos detalių, tai tų detalių galima pridėti kiek tik nori. Sakykime, tas, kurias būtų galima patikrinti ir įrodyti. Iš tikrųjų, tas dalykas nesunkiai yra daromas. Naiviausias buvo teiginys Marijos Pievčik, kad mes girdime tikrą šitą Nevzlino balsą, nes yra dar ir audio įrašas su Matusu, kur kalbasi Nevzlinas. Tai ten yra toks vienas svarbus niuansas šitame pokalbė, kad visai neseniai Rusijos televizijos agentūros, kurios yra grandiozinės, turi milžinišką įrangą, Putino pasirodymo metu specialiai juokui, kadangi visi kalbėjo, kad yra pilna antrininkų Putino, jie parodė antrininką Putino. Tas antrininkas Putino kalbėjosi su realiu Putino, bet tas antrininkas buvo dirbtinio intelekto konstruktorius ir kalbėjo visiškai 100% Putino intonacija, Putino tonu, nebuvo absoliučiai jokio skirtumo. Kitaip tariant, dirbtinis intelektas televizijai bet kada mums gali pagaminti 100 Putinų ir nei vienas žiūrovas neatskirs, kuris yra tikresnis arba kuris ne. Tai balsą falsifikuoti dirbtiniam intelektui, tai čia, žinai, valanda darbo. Ar 2 valandas. Ir tai Nevzlino balsą turint, galima labai lengvai dirbtiniam intelektui sukurti tam tikrą tekstą su jo balsu, kurio jis pats pasakė. Bet Tomai, aš labai bijau, kad mes neatsistotume vien tik tai dabar atrodo taip, kad mes esame Nevzlino gynėjai. Kita vertus, reikia pastebėti, kodėl Hristo Grozdevas ir visai be kitų veikėjų pasisako, kad šitą FSB ir Marijos Pievčik kartu sukurtas kaltinimas, arba generuojamas ir stumiamas toliau kaltinimas, veikiau jau toliau stumiamas. Marija Pievčik gal šioje vietoje ir nieko nesukūrė, o tik užkibo, buvo suviliota. Tai reikia pastebėti, kad iš mūsų pasakojimo gali pasirodyti, kad Nevzlinas yra visiškai šventas ir kad jisai savo reikaluose nesusiduria su visom tom purvinom asmenybėm. Jeigu tu dalyvauji kare ir jeigu tu dalyvauji finansiniam kare, dalyvauji fiziniam kare, jeigu tu esi visam pasaulyje persekiojamas ir tu persekioji savo priešus, negali jiems atleisti, tai ten sukasi visai be pilkų asmenybių, neaiškių veikėjų. Ir visiškai galimas dalykas, ir ko gero net Izraelio saugumas žino tai, kad pats Nevzlinas galėjo dalyvauti kažkokiose operacijose, netgi specialiuose operacijose. Todėl mes šitoj vietoj neturėtumėm sakyti, kad žiūrėkite, pūkuotas ir gražus gerutis Nevzlinas. Na štai, irgi esu girdėjęs, kad jo asmenybė, švelniai tariant, yra tokia karšta, jisai emocingas žmogus, konferencijų metu, bet čia vėlgi iš antrų lūpų, nežinau, kad konferencijų metu išsijungęs mikrofoną tam tikrų epitetų moterims gali pasakyti, bet vėlgi, kas jį pažįsta, tas pažįsta. Bet man rėžė tame filme dar, ko mūsų laidoj dar nepasakėme, kad su byla nieko bendro neturi Khodorkovskis, o šiame filme Pievčik paskutinėme Khodorkovskio pavardė paminėta 43 kartus. Ar tik nebus tai, kad Nevzlinas gal paminėtas 5 kartus, o Khodorkovskis 43. Ir čia jau matosi, nes jos nuomonė Khodorkovskis viską žinojo, on просто покрывал, viską tiesiog užglaistė, nes jie verslo partneriai. Bet jie turi visiškai skirtingas vizijas dėl Rusijos. Khodorkovskis nenori Rusijos subyrėjimo į dalis, o Nevzlinas turi šią viziją, kad Rusija turėtų
susiskaldyti. Tai labai jaučiasi tas ad hominem prieš Khodorkovskį. Bet Tomai, nei mūsų Lietuvos žiūrovam, tik tai detektyvų, sakyčiau, dideliem gerbėjim arba Rusijos opozicijos analitikam galėtų rūpėti, ką mes čia kalbame, nes paprastam žiūrovui atrodytų taip, o kuo dar tai be to, kad ten Leonidas Volkovas iš dalies visą Navalno kompaniją iš dalies, pabrėžiu, yra ir Lietuvoje registruota. Noriu atkreipti dėmesį, kad ir Nevzlino fondas Lietuvoje ir taip pat iš dalies yra registruotas. Toliau, Nevzlinas remia demokratinės Rusijos forumus Vilniuje. Jo dėka, jis čia dažnai lankydavosi Vilniuje. Ir Lietuvos daugybė politikų aukšto rango yra su juo bendravę, susipažinę ir, žodžiu, įsitraukia į visokius ryšius. Tai šiuo atveju tai nėra pokalbis apie tai, kas yra už jūrų marių. Lietuva į visą šitą procesą yra įtraukta labai giliai. Mes ir Ukrainoje, mes ir su Nevzlinu bendradarbiaujame per jo fondus, mes ir su Navalno grupe bendradarbiaujame, nes jie yra opozicija ir per Lietuvą juda. Jie kartu ir viena ir kita grupė organizuoja savo forumus, susitikimus taip pat ir Vilniuje, ne tik Vilniuje, ir Berlyne, ir Londone, bet ir Vilniuje. Tuos dalykus organizuoja. Ir todėl šitas karas, kuris ten prasidėjo opozicijoje, yra tiesiogiai veikia ir Lietuvoje gyvenančio Rusijos opoziciją. Todėl tikėtina, kad į Lietuvos žurnalistus arba ekspertus ir viena ir kita pusė kreipsis tam, kad galėtų čia formuoti nuomonę. Kodėl kreipsis? Ar kodėl tai darys? Todėl, kad jeigu teismas bus Lietuvoje, tai reikia paveikti teisėjus per žiniasklaidą. Todėl mes čia esam, kaip jau sakiau, labai klimpę. Taip, egzaminas bus rimtas, įdomus, ir pabaigai gal galima pajokauti, kad jeigu visą šitą scenarijų, šios pasakėlės politinės būtų rašiusi Agata Kristi, tai Agata Kristi naudoja tokį metodą, kad pradžioje nupiešia mums, žodžiais nupiešia portretą nusikaltėlio, kad žiūrovas, skaitytojas patikėtų, kad greičiausiai čia ir šitas ir bus tas žudikas. O po to pabaigoje paaiškėja, kad visai ne tas. Jo, čia gali būti istorija, aš girdėjau čia tokią visiškai feikinę viziją, kaip tai galėtų baigtis. Todėl tik anekdoto dėka galima pasakyti. Tai yra tas mūsų minėtas apgavikas, sukčius, machinatorius Andrėjus Matusas, kurio dėka visą tai mes žinome. Neaišku, ar čia jo tikras vardas, ar jo tikra pavardė. Bet veikėjas su tokiu... Sako, slapyvardis pavardė Riešalka, jeigu ir tai dar neslapyvardis. Taip, sprendėjas, kuris visus reikalus sprendžia, arba valytojas. Bet klausimas yra štai koks, kad pavyzdžiui jis ateitų, kai ir vieną dieną papasakotų, žinot, aš vien padariau, čia vien tik tai feikas mūsų padarytas. Ir pasižiūrėkite, kokia Marija Pievčik buvo už karto užkybo. Bet veikiausiai taip nebus, reikia nuvilti, todėl kad lygiai tokią pat medžiagą spausdina Rusijos televizija. Kad Russia Today publikavo? Jo. Ir noriu pasakyti, kad tos medžiagos jie spausdina labai daug. Tai dabar yra tokie gandai. Neaišku, ar Anatolijus Blinovas, tiesioginis liudininkas, dar gyvas. Jis niekam nebereikalingas. Jis geriausia ir Rusijai, ir visiems kitiems, kad jis būtų miręs. Toliau, gal gyvas, nežinau. Andrėjus Matusas yra Rusijoje ir žinoma, kad jo gyvybei, sakyčiau, irgi didelė grėsmė yra. Kad jisai dings ir niekas nebežinos, kur jis prisikels, nes antrą kartą jo paslaugų niekam nebereikės.
Ir jis labai stipriai rizikuoja žaisdamas šitą purviną žaidimą. O aš sutinku su ta versija, kad Rusijos saugumui kuo ilgiau tęsis šitas baisus skandalas su neapykanta vidinė, tuo jiem geriau. Tai ačiū Jums labai už išsamų komentarą, analizę ir už Jūsų žinias, o mes kartu tikimės, kad mūsų žiūrovai pasidomės šią bylą, šiuo atveju, pačiu tuo diskursu, kaip atvejo analizė, kaip ta case study, kaip gali vykti šitas informacinis karas, kuomet nėra taip lengva atskirti dezinformaciją, dirbtinio intelekto kompiliacijas ir realius faktus. Ačiū Jums labai ir iki kitų susitikimų.